Pristatydami vieną tikrą istoriją, lydimą kardinalių pokyčių, 3 laidų metu supažindinsime jūs su dantų implantavimo procedūros eiga bei patarsime, kaip teisingai pasirinkti ir neapsirikti. Kadangi man labai yra aktualu mano dantis, aš labai mėgstu šypsotis, bet nebegaliu, kadangi pakliuvau pas blogą specialistą, netekau 4 dantų. Man paskambino, pasakė, kad aš esu ta laimingoji. Ir greitai aš galėsiu šypsotis pilna burna dantų. Burnos chirurgas Suelis Bešara supažindins mus su pirmojo vizito eiga ir patars, į ką vertėtų atkreipti dėmesį, planuojant dantų implantavimo procedūrą. Pirmo vizito metu mes susipažinome su pacientu, žiūrim, įvertinam burnos ertmės būklės, atskirai įvertinam kiekvieną problemą ir sprendžiam, ką mes galim pasiūlyti, kokie yra mūsų gydymo variantai šitam konkrečiam pacientui. Pirmas vizitas užtrunka apie 30 minučių. Tad jeigu jūs irgi negalite drąsiai šypsotis ir planuojate dantų implantavimo procedūrą, jau dabar galite registruotis nurodytų telefonu arba užsukti į Mirklinikos svetainę adresu www.mirklinika.lt. Konsultacija dėl dantų implantavimo procedūros Mirklinikoje nemokama. Tačiau pacientas turėtų žinoti, kad nuotraukai atliekamai konsultacijos metu taikomas papildomas mokestis. Tad klausiame, kodėl reikalinga nuotrauka. Taip, mes matome dantis, bet žandikaulio tiesiog nematom. Ir kiekvienam pacientui, kuriam planuojam dantų implantaciją, reikalinga 3-dimensinė nuotrauka. Dėl to, kad šitą nuotrauką leidžia mums išmatuoti visą žandikaulį tiksliai, 100% suplanuoti labai tikslų gydymą. Tam, kad būtų gydymas labai sėkmingas. Ar tik vieną kartą nuotrauką darote? Prieš operacijos vieną kartą, po operacijos atliekam kontrolinę nuotrauką, kurie leidžia mums suprasti, koks yra rezultatas. Po to į metus kartą reikalinga vėlgi kontrolinė nuotrauka, kad mes ir pacientas būtų laimingas ir kad mes užtikrintumėm, kad mūsų rezultatai yra geri, ilgalaikiški. MIR tarptautinėme implantologijos centre panoraminė skaitmeninė rentgeno nuotrauka kainuoja 80 litų. Tuo tarpu 3-dimensinė nuotrauka 350 litų. Jei pacientas į konsultaciją atvyko su viena iš minėtų nuotraukų, papildomai mokėti žinoma neprireiks. Tad jeigu planuojate dantų implantavimo procedūrą, galite registruotis jau dabar nurodytų telefonu arba užsukti į Mirklinikos svetainę adresu www.mirklinika.lt. O gydytojo klausime, konsultacija kam labiau reikalinga – gydytojui ar pacientui? Iš tikrųjų, abiem konsultacija yra reikalinga tiek gydytojui, tiek pacientui, tam, kad mes sužinotumėm paciento poreikiai ir kad mes galėtumėm jiem pasiūlyti geriausią gydymo sprendimą. Konsultacijos metu yra sudaromas tikslus išsamus gydymo planas. Gydymo plane yra surašytas visų procedūrų sąrašas, kurie reikalingi šitam pacientui, taip pat gydymo trukmė ir gydymo kaina. Nes nėra paslaptis, kad implantų gydymas tai nėra pigus gydymas. Siūlyčiau neišsigąsti, nes visą laiką yra planas B. Ir tikrai mes rasim geriausią variantą. Mirklinikoje naudojamiems AnyReach implantams taikoma viso gyvenimo garantija. Vieno tokio implanto įsriegimo kaina, įskaitant ir pačią procedūrą, Mirklinikoje kainuoja 2400 litų. Tačiau reikėtų nepamiršti, kad įsriegus implantą paciento dar laukia protezavimo procesas. Laikinas vainikėlis ant implanto Mirklinikoje kainuoja 250 litų. Tuo tarpu nuolatinis vainikėlis tvirtinamas praėjus 3 mėnesiams nuo implanto įsriegimo procedūros kainuos nuo 1500 iki 1900 litų. O dabar pasiteiraukime, kokios procedūros bus atliekamos Viktorijai. Viktorijos atveju trūksta 4 dantų, 4 krūminiai dantys, tai yra gyvybiškai kramtymui. Tai mes įsuksime 4 implantus, tai yra 2 vienoj pusėje, 2 kitoj pusėje. Vienas iš tų implantų bus įsriegiamas iš karto po rovimo. Ta pačią dieną mes sudėsime protezus, tai yra vainikėlius. Taip pat tą pačią dieną Viktorijos šypsena bus labai graži, kadangi bus atlikta estetinis plombavimas viršutiniam žandikaulyje priekinių dantų srityje. Ir prieš visą šitą, ką aš sakiau, be abejo, burnos higiena ir dantų balinimas.
Profesionali burnos higienos procedūra MIR klinikoje kainuoja nuo 130 iki 200 litų. Tikslę paslaugos kainą gydytojas gali įvardinti tik įvertinęs paciento burnos ertmės būklę. Dantų balinimo procedūra lazerių MIR klinikoje kainuoja 700 litų. Tad jeigu planuojate dantų implantavimo procedūrą, galite registruotis jau dabar nurodytų telefonu arba užsukti į MIR klinikos svetainę adresu www.mirklinika.lt. Na, o kitoje laidoje plačiau sužinosite apie dantų implantams taikomas garantijas, procedūros sėkmę lemiančius veiksnius ir išgirsite keletą naudingų patarimų, kurie padės jums lengviau apsispręsti.